Dabar panagrinėsime keletą išsiskleidžiančio konflikto debesies formavimo pavyzdžių ir kad iš tų pavyzdžių galėtumėt susidaryti tokį bendrą vaizdą, kaip spręsti konfliktus taip, kad galėtume rasti laimėti sprendimus. Šios pavyzdžius žiūrėkit gal šiek tiek atlaidžiau, kaip į mokomosius variantus. Nežiūrėkit, kiek jie yra realistiniai, tikroviški ir panašiai. Svarbu, kad išmoktumėt daryti teisingus žingsnius link to bendro tikslo laimėti. Štai yra tokia situacija, kai viena mokinė, pavadinsim ją Onutė, nebenori lankyti mokyklos dėl to, kad jai nesmagu klasėje, kadangi šios bendraklasės tyčiojasi šiek tiek, pravardžiuoja, mokytojai šaiposi ir panašiai. Žodžiu, jinai atsisako griežtai eiti į mokyklą ir mama apie tai pranešė mokytojai. Ir mokytoja, klasės auklėtoja, nusprendė spręsti šią problemą. Ji atėjo į klasę ir ant lentos užrašė. Pirmiausiai pasakė, kad jinai išgyvena tokį konfliktą, ji konfliktuoja su Onute. Ir ant lentos užrašė, aš noriu, kad Onutė lankytų mokyklą. Tai yra jos noras. Ir kitą užrašė Onutės norą. Onutė nenori lankyti mokyklos. Kaip matot, norai yra prieštaraujantis, lankyti ir nelankyti. Taip kad yra aiškus konfliktas. Ir atkreiptinas dėmesys, kad tai yra viena paimta iš interneto reali situacija, kai mokytoja prašė savo patirtį, kaip jinai išsprendė tokią problemą. Ir atkreiptinas dėmesys, kad konfliktas tai yra tarp Onutės ir mokinių, bet mokytoja pasirinko visai kitą kelią. Tarsi tos konflikto priežastį paliko nuošaly ir tuos mokinius net neįtraukė į konflikto debesį. Čia matot surašytą bendrą konfliktą, visus penkis teiginius, du prieštaraujančius norus tarp Onutės ir mokytojos, poreikius, mokytojos poreikis, kad Onutė išmoktų tam tikrų dalykų, lietuvių, sakysim, matematiką ir kitus dalykus. Ir iš kitos pusės Onutės poreikis būti laiminga, tai yra gerai jaustis. Ir dėl to kyla noras neiti į mokyklą, kadangi mokykloje jinai yra nesaugi ir blogai jaučiasi. Bendras tikslas tarp tų dviejų konfliktuojančių pusių, tarp mokytojos ir Onutės, galėtų būti džiaugsmingas arba malonus mokymasis mokykloje. Tai va toks yra taip sukonstruotas konfliktinis debesis ir pažiūrėsim, kaip jį galima būtų išspręsti. Pirmiausia, reiktų išmokti skaityti debesį, sukonstruotą debesį. Ir tas skaitimas prasideda nuo bendrojo tikslo. Tai yra siekdamas kažkokio tai bendrojo tikslo, turiu patenkinti savo poreikį. Ir norėdamas patenkinti savo poreikį, turiu pasiekti tai, ko noriu. Tai yra iš vienos pusės ir iš kitos pusės taip pat. Ir vieno noras konfliktuoja su kito noru. Ir jei viena pusė sieks tai, ko jis arba ji nori, iškils pavojus kitos pusės poreikiams. Tai, žodžiu, toks yra skaitimas, bendros skaitimo taisyklės. Jo skaitimas prasideda, kaip sakiau, nuo bendrojo tikslo. Ir tos Onutės problemos atveju matome, kad reikėtų perskaityti taip, kad siekdamas džiaugsmingo mokymosi mokykloje turiu patenkinti poreikį, kad Onutė mokytųsi. Norėdamas patenkinti poreikį, kad Onutė mokytųsi, turiu pasiekti, kad Onutė lankytų mokyklą. Tačiau mano noras, kad Onutė lankytų mokyklą, konfliktuoja su Onutės
nenoro arba noro neiti į mokyklą. Ir jeigu aš pasieksiu tai, kad ko aš noriu, iškils pavojus onutės poreikiai būti laimingi. Čia galima pagalvoti arba įsivaizduoti, kad mokytoja galėtų kažkokiu imtis priemonių priversti onutę ateiti į mokyklą. Pasikalbėti su jos tėvais, kad tėvai pasikalbėtų su onutė, įtikintų ją eiti į mokyklą, nepaisant tai, kad jai ten yra nemalonu, nelabai patinka jai tą daryti. Žodžiu, kiltų toks vidinis onutės vidinis konfliktas tarp išorinio spaudimo, reikia mokytis, ir kitos pusės nenoro mokytis. Tai yra nenoro eiti į tą aplinką, kurioje yra nesaugu, negera ir sukelia neigiamas emocijas. Toliau reikėtų atkreipdėmėsi, ką mes gauname konstruodami tokius konfliktinius debesėlius. Tai, kad supratimą, kad esame patys įtraukti į konfliktą, empatija, tai yra geriau suprantame kitą pusę, kai išsiaiškiname jos poreikius, siekius ir panašiai. Ir išmatuojame emocijų kylančių konfliktų metu lygį. Tai yra, pamatome, kaip kas arba pats arba kitas jaučiamės. Ir tuo pačiu suvaldomos emocijos, kurios galėtų tik paaštrinti situaciją. Nes kai mes užrašome kažką tai tos emocijos arba tas konfliktas lyg tai lieka tarsi išorėje, ant popieriaus išdėstytas, nupieštas, išguldytas. Ir tas konstravimas padeda analizuoti problemą neįprastu būdu. Ir konflikto migloje susitelkėme ties esminiais dalykais. Ir nutiesėme dialogo tiltą tarp vienos ir kitos pusės. Ir gauname orientyrus laimėti sprendimui pasiekti. Toliau, norint pasiekti arba gauti, laimėti sprendimą, mažiausiai viena pusė turi rasti alternatyvų kelią, kaip patenkinti savo poreikį. Tai yra alternatyvus kelias, tarsi mes turėtume arba kita pusė atsisakyti savo noro, kuris yra deklaruojamas, kuris yra konfliktinis su kita pusė. Ir kaip matot, reikėtų nukirsti vieną arba kitą norą, arba, taip sakant, tiltus tarp norų ir poreikių. Kaip minėjau, laimėti sprendimas yra būtent toks, kai patenkinamos abiejų pusių poreikiai. Tai yra ne tai, kad norai patenkinami, bet poreikiai. Ir jeigu norai konfliktuojantis, būtina rasti alternatyvius variantus. Tai grįžtant prie onutės atveju, reikėtų rasti kažkokias tai idėjas arba sprendimus tiems abiejų pusių, tiek mokytojos, tiek onutės poreikiams patenkinimui. Tai yra, kaip minėta, kad onutė lanko mokyklą ir onutė yra laiminga. Tai toliau reikėtų pagalvoti, ar kiekviena pusė, nepaisant jokių argumentų, primygtinai reikalauja tai, ko jis ar jį nori. Jeigu yra toks primygtinas reikalavimas arba betodariškas siekis įgyvendinti savo norus, bet kokią kainą, ar kitų sąskaitą, ar aplinkos sąskaitą, ar dar kažkas, tai mes tikrai negausim to laimėti sprendimą. Tai yra, bus koncentracija į norus, o ne į poreikius. Kaip sakiau, svarbiausias momentas yra susikoncentruoti ties poreikių tenkinimu. Ne norų, o poreikių. Ir kiekviena pusė gali paaiškinti, kodėl noras yra būtinas siekiant tenkinti jos poreikį. Tie paaiškinimai yra prielaidos, kurios kiekviena pusė vadovaujasi. Tų prielaidų išaiškinimas ir analizė gali padėti vienai ir kitai pusė realizuoti poreikį neįgyvendinus su savo noru. Kaip sakant, tai yra tie ramsčiai, vadinami, kaip minėta, buvo tarp noro ir poreikio arba tarp poreikio ir tikslo. Tai yra tos prielaidos.
Ir norėdami išryškinti tas prielaidas, ieškome, kodėl norų įgyvendinimo siekimas yra būtinas, norint tenkinti tą poreikį. Ir po to analizuojame kiekvieną prielaidą, kad įsitikintume, ar ji teisinga, ar mes galime kažką padaryti, kad ji būtų teisinga. Strėlė jungianti norą ir poreikį pagrįsta daugeliu prielaidų. Jei prielaida yra neteisinga, tai tas noras nėra būtinas poreikiui patenkinti. Tai reiškia, kad šį poreikį patenkinti galima kitu būdu.